Jeigu jautiesi pavargęs be energijos ir galbūt pastebėjai, kad pradėjai senti, gali būti, jog tiesiog tavo kūnas nesivalo. Tavo kūnui reikia detokso. Ir tau niekas to normaliai nepaaiškino. Dauguma galvoja, man reikia dar vieno plano, man reikia vitaminų, mineralų, man reikia daugiau disciplinos. Tačiau dažniausiai yra tiesa ta, jog tavo organizmas nebesivalo taip, kaip turėtų. Kuomet tavo organizmas nesivalo, kaupiasi toksinai, ląstelė nebegamina energijos, žarnynas neveikia optimaliai ir tu tampi lygtais mašina, kuri važiuoja su užtrauktu rankiniu ir po truputėlį dingsta tavo energija. Ir tada žmonės daro kertinę klaidą. Daro atsitiktinius valymus iš akies, naudoja atsitiktinius papildus, ieško dar vienos sistemos, daro nepakankamai stiprius valymus. Ir rezultatas dažnai būna trumpalaikis ir žmogus negauna reikiamo pojūčio. Yra tas pats, kaip valyti namus, nežinant, kur yra nešvarumai. Jau 14 metų dirbdamas kaip cigūn terapeutas su kinų tradicinė medicina, taikydamas savo sistemoje organizmo valymą, detoksikaciją, pastebėjau, kad žmonės daug turi žinių, tačiau daro neteisingus dalykus ir negauna rezultato, nes neturi sistemos ir nuoseklumo. Esmė tame, kad tau nereikia daugiau pastangų, tau reikia atlaisinti sistemą. Tikras detoksas tai ne atsitiktinė programa ar 3 dienų planas. Tai yra sistema, kuri yra pagrįsta tavo kūno būklę. Svarbiausia, tai yra nemokamas webinaras su didelė verte. Jeigu nori iš tikrųjų sužinoti, kas vyksta tavo kūne, spausk nuorodą ir registruokis, vietų skaičius ribotas. Problema ne tai, kad tu darai kažko per mažai. Tiesiog yra užterštumas, kuris strikdina tavo energijos tiekmę. Kol to neišspręsi, nei energija, nei ilgamžiškumas, nei sveikata negrįš į tavo kūną. Taigi veik dabar.